Vasara neįsivaizduojama be maudynių vandens telkiniuose, tačiau kartais pramogos gali virsti skaudžiomis pamokomis. Vien tik per gegužės mėnesį Lietuvoje nuskendo 16 žmonių. Lietuva Europoje pirmauja pagal skęstančiųjų skaičių. Pasak Greitosios medicinos pagalbos tarybos Panevėžio filialo direktorės, medikams vasarą ypač padaugėja iškvietimų dėl nelaimingų atsitikimų vandens telkiniuose. Pagrindinė ir pati baisiausia trauma, ar ne, tai yra stuburo lūžis. Tai ir tai susiję su nardymu, taip, kaip sakant, ant galvos. Ir tada atsitrenkiam į dugną, atsitrenkiam į kažkokius akmenis ir tada būna kaklo slankstelių lūžimas. Ir tai yra iš tikrųjų gan rimta ir pavojinga trauma, nes tiesiog, kad jeigu pažeidžiami stuburą ar nesmegenis, tai žmogus būna paralyžiuotas visą likusį gyvenimą, jis nevaldo nei kojų, nei rankų. Medikai patarė, norint išvengti tokių traumų, reikėtų nepervertinti savo jėgų. Pirmiausia, reikia įsitikinti, kad yra saugu. Kad yra pakankamas gylis ar ne, ir iš tikrųjų reikia mokėti nardyti. Nes tikriausiai mes taip galim sakyti, kad mes mokam nardyti, bet taisyklingai nardyti tikriausiai ne visi mes mokam. Tai geriau, jeigu jau nori pajusti tą kažkokį šuolį iš aukščio, tai geriau tada jau, kaip sakant, ant kojų. Medikai pastebi, kad pasitaiko ir tokių atvejų, kada norėdamas išgelbėti skęstantį, pats žmogus patenka į bėdą. Todėl abejojant savo jėgomis nederėtų to pat šokti į vandenį. Tai mes vietoj vieno skenduolio galim turėti 2. Tai jeigu aš nesu įsitikinęs ar ne, ir aš tikrai nei savo jėgom, nei aš pakankamai gerai plaukiu, tai gal pirmiausia reikėtų surasti pagalbos, kuri iš tikrųjų galėtų padėti tam žmogui. O antra, jeigu aš iš tikrųjų pajėgus, gerai plaukiu, tai nebūtų abejingų. Specialistai patarė dėl saugumo maudynėms rinktis oficialius paplūdimius. Tokių Panevėžio mieste 2 – Piniavoje, poilsiavietėje prie Levens upės ir Ekrano marių. Pastarojoje vietoje šiemet naujovė Liepą bus įrengta poilsio zona nudistams. Panevėžiečiai šią naujovę vertina skirtingai. Panevėžį? Ne. Man ne. Nejuokaukit, vyrai. Tai atskirai kur nors, nu kaip da. Nes dabar yra planuojama artimiausiu metu įrengti nudistų pliažą čia šalia Ekrano marių. Nu juokaujat, tikrai nesąmonė. Vaikinai, pirmiausia, čia reikia normaliai sutvarkyti. Nudistų. Tai gal nelabai, čia labai konservatyvų žmonės tokie. Ne, tokiam Panevėžy tikrai, kad ne. Kad didesnis miestas, tai gal ir... Panevėžy būtų reikalingas nudistų pliažas. Be abejo. Sutinkat su tuo? Taip. Ar pats lankytumėtės? Nu, pats gal ne. Tai tada į kurioje vietoje būtų patogiausia įrengti? Nu, nežinau, čia reikėtų žiūrėti gal tokioje vietoje, kad nebūtų daug žmonių. Miesto paplūdimių teritorijos bus prižiūrimos iki rugpjūčio 31 dienos.